Palaikyti net 2 Klaipėdos Lotynų Amerikos šokių kolektyvų Žuvėdra Europos ansamblių čempionate susirinko Sausakimša arena Vilniuje. Gerbėjai negailėjo nei plojimų, nei balsų. Žuvėdra nenuvylė. Pirmoji komanda šokusi kompoziciją James Bond iškovojo auksą. Antroji su šokiu Brazil aukštą 4. vietą. Proga neeilinė. Europos Lotynų Amerikos šokių ansamblių čempionatą turėjo rengti rusai, tačiau šią teisę maloniai perleido lietuviams. Šią dovaną itin džiaugiasi Lietuvos sportinių šokių federacija, švenčianti savo 20-metį. Čempionato organizacija buvo patenkinti ne tik atvykę šokėjai, bet ir sirgaliai, kurie mylimoms komandoms negailėjo šypsenų, džiaugsmingų šūkių. Didžiausios aistros virė užkulisiuose, laukiant teisėjų verdikto. Paskelbus finalo dalyvius, Rusijos šokėjai džiaugiasi tarsi laimėję medalius. Mes jau laimėjome. Žinoma, mes jau laimėjome. Mes kasmet dalyvaudavome Europos čempionate ir visuomet prasibrovę į pusfinalį likdame už finalo borto. Mes buvome ir 7, ir 8. Paskutinį kartą Vokietijoje mums pritrūko vos 1 taško, kad patektume į finalą. Galimybė šokti finale suteikia mums meistrų vardą, o šokti su geriausiais Europos kolektyvais finale yra didžiausias džiaugsmas ir neperteikiamos emocijos. Mes labai ilgai to siekėme ir dabar labai džiaugiamės. Aktyvūs Lietuvos sirgaliai suvažiavę iš įvairiausių sportinių šokių kolektyvų. Rusijos neišskyrė kaip rimtos varžovės Žuvėdros pirmąjai komandai. Sirgalių įtarimai pasitvirtino, aršiausia kova virė tarp Žuvėdros ir amžinųjų konkurentų Vokietijos šokių ansamblio iš Brėmeno. Vokiečiai, Brėmenas vokiečiai, antroji komanda, pirmoji nežinau. Aha, ir kodėl? Nes jie geriausiai šoka iš vokiečių. Aišku. Ne, po lietuvių, aišku. Sparnus aukštyn, Žuvėdra pirmyn! Žuvėdra išpildė sirgalių prognozes ir padedant namų sienoms, Europos čempionų titulą iškovojo jau 7. kartą. Nustumdama Brėmeno šokėjus į 2, o antrą Vokietijos komandą iš Velberto į 3. vietą. Per žingsnį nuo jų atsiliko Žuvėdros antroji ekipa. Po varžybų aukso laimėtojai prisipažino, kad pergalė pareikalavo šaltų nervų ir ištvermės, nes pečius itin slėgė didelė įtampa. Visų viltys ir žvilgsniai buvo nukreipti į Lietuvos šokėjus. Beprotiškai. Visi atidavė labai daug jėgų, kad iškovoti šitą pergalę, ir kaip matot, mums pavyko. Perkančias žvaigždės. Čempionai sako, ant laurų tikrai neužmigsantys. Juolab, kad po 2 mėnesių jų laukia pasaulio čempionatas Vokietijoje, kur vėl ant parketo susirems su pačiu rimčiausiu konkurentu – Brėmeno ekipa. Sieksim tapti planetos čempionais. Planetos, nes, pasauliai, Europoje už tą, dabar reikia planetos. Tobulėjimų ribų nėra niekada ir aišku norisi, kad jie šoktų geriau, kad šoktų, negalima sakyti tobulai, dievukų nėra ant parketo, bet meistriškumui ribų nėra ribų. Klaipėdos universiteto Lotynų Amerikos šokių ansamblių Žuvėdra jau yra 6 kartus pasaulio čempionai.